Ne, bet esmė kame, kad žiūrėkit, kartais būna gyvenime kad mes pysti ir prarandam darbą. Ir ką gali daryti? Nieko. Bet. Verk Juliukis. Šitas tai 40 kartų taip padarė. Aš tau po to pasakysiu tokį dalyką, kad tikrai apsiverksi Juliu. Bet kartais būna tai, kad, paimi ir padarai kažką tokio, ko niekad nebūtum padaręs, jeigu būtum rašęs supistus šūdus, pasijoms, žvaigždėlė. Ir aš atsimenu istoriją, žinai, atėjomės pažiūrėti to filmuko ten, kur sukūrė mūsų kaimyno ten draugas, 12 kėdžių. Gricius? Griciaus draugas sukūrė, kuris buvo visiškai ir ten Julius fotografavo. Ir iš tikrųjų turiu pripažinti Julių. Nu, tu atsimeni. Viktoras Jauni buvo. Nu, Juliu, tu vai tam kino teatre, kur fotografavai. Ir tu, svarbiausia, mes einame. Jo. Ir jis sako, pasitraukit, sako mums. Pamatė draugus, sako, pasitraukit. Čia celebričiai. Jo, jas pačiau už nugaros. Nu, buvo, Žodžiu, perėsuvės ateinančią Moniką Šalčiūtę, tai žinot, Tu kur yra svoris. įsižeidei ir Tai aišku. Aš neįsižeidžiu jokių būdų, bet norėjau pasakyti, kad Palaikyti? dabar tos akimirkos, tai buvo nieko vertos, pažiūrėk. O, visiškai. Bet dabar atsivėrė dafiga didelė perspektyva, nes mes darysim džiazo, tebūnie duetą, galbūt su Kroku. Darysim ten trio. Neįsirašė dabar šitą. Suprant, ir eisim groti. Taip, pradėsim to, ką pradėjom, grįžkim į gatvę. Aš Jupis. Ir manau, Juliau, kad mes būsim kur kas laimingesni, negu buvom dirbdami tose nieko nereiškiančiose reikaluose. Korporacijose. Jo. Nu, aš tai Reikia jaučiu grįžti prie neįsiu šaknų. jūsų koncertą plaukų purtyti, sorry. Taip, bet nieks neklaus. Dar nieks. Nieks tęs Lauk, nekvies. niekada nesakyti, kad aš Bet dėl ko aš tai kalbu? O dėl to, kad tiesiog šiandien visai atsitiktinai mums pavyko susirinkti. Ir kas buvo proga, tai buvo visai nežymaus žmogaus išvarė. Niekam nereikalingo žmogaus. Niekam nereikalingas. Nežinau, kodėl gimus 10 kartų pakeitusio darbą. užpysusio visus juodai. Jo, su ventiliais ypač. Zero trys turėjo geriausių bičiulių. Jeigu kam nors galima prieštaraujančių, niekad nesusitaikančio su niekuo, nesupranti ko klausiančių, rašančių bile ką. Tu sakei tą žodį užpisančių. Aš sakiau iš tikrųjų, bet tegu ne. Tai ir kas tai yra? Tai yra žmogus vardu Krokas. Ir šiandien mes, manau, turėtume pakelti bokaliuką už tą žmogų. Iš tikrųjų, labai gražiai priėmė, kai atėjo. Liepė batus nusiauti. Nusiauti batus ir visą kitą. Bet kartais turi būti dėkingas už tai. Galbūt aš esu tobulas žmogus. Bet tai jaučiu tik vien dėl to, kad yra tokių žmonių kaip Krokas, kurie parodo. Groja bosu. Koks aš tobulas. Aš tobulas? Aš, jis. Tu tobulas. Taip, Krokai. Aš dar norėjau pasakyti. Sorry. Bet iš tikrųjų, Krokas buvo pirmas bosistas grupės, nurengiantis akių žvilgsnį, kuris įrašė tą gabalą, kuris vis dar yra įrašytas tam puslapį. Ir Vygas sakė, kaip tu jį sugroji? Aš Iš taip tikrųjų, nebūčiau kaip jis jį sugrojo, aš taip nebūčiau, nes jisai sugrojo kažkaip. O kaip Krokas atrodė Grybo maršo 95 scenoje, jis buvo tiesiog nuostabus. Gaila, kad nematėte to vaizdelio. Nemačiau. Nematėt? Aš irgi nemačiau, bet... Ir kaip rankininko aš jo nemačiau. O kiek 7 metrų būdinių atrėmė. O tarp kitko, aš galėčiau, jeigu įrašinėjai, papasakoti dar vienais. Esmė buvo kame, kad aš suprantu. Trūkčioje. Nerinis tikas. Čia netrukdyk šitam. Esmė buvo kitame, kad aš atėjau į kažkada, kaip mane priėmė į Vilniaus universitetą ir dekanatą, tapau seniūnu. Ir paskui atėjau į grupę. Ir grupėje radau 2 labai nepatenkintų žmonės. Tai vienas iš jų buvo, reiškia, toks Dainius Milutis, kuris stovėjo šalia kito, dar labiau nepatenkintų, nes tas antras buvo, tas buvo, suprantate, Varėniškis ir tas Varėniškis. Tai reiškia, tas labiausiai, tai buvo Krokas. Ir jis iš karto, reiškia, sako, kada aš sakau, žinai, iš seniūnas, sako, tai kur stipendija važiuoju. Nors aš, karoči, pirmą dieną priimtas. Ne taip buvo, ne taip. Buvo taip. Aš prie jo sakau, tu seniūnas? Vygo taip, aš kur tu žinai?
Aš sakau, taigi kostiumas šlipsas. Ir iš karto Tai tokia negali būti. Ir nepasitenkinimo. Vyga iš karto galvoja, bleba, mane iš karto... Nesmė, bet, karočią, aš kiek pamenu Kroką iš 5 grupės, tai buvo pats labiausiai nepatenkintas žmogus. Bet honorarą sąžiningai mokėjo už Merkurijos dienos pasirodymą. Atsiminė, Aš to alaus dėžė, nelabai gauta. pamenu iš tikrųjų. Taigi čia mokėtojas tai jis ir buvo. A, jisai buvo. Taip. Aš tik tai nešiojau tas dėžės, Ne, tai Vilniaus džinas tada valė. kurias gėrė šitie, kaip ten tie marihuana, ne? Ir Dr. Green, ir Marihuana, ir grupė River Sorrow, ir, O dar man atrodo, galima Hyman. ką- Bet kuriuo atveju, už tos senas dienas pakelkime taurės. Ir dėl to, kad kad su mumis buvo toks žmogus kaip Rokas ir jis tebėra su mumis iki šiol. Jo, Taip, dar aš Svarbiausia, kad tebėra. Taip. Manau, kad jis ir dar bus, ir turėtų išlikti su mumis dar koks 30-40 metų. Tai, Vėžys. tai tiesiog, galbūt Rokai iš tikrųjų, žinai, kartais aš tas nemėgstu, bet šiandien konkrečiai. Nėra geresnio žmogaus negu tu mano gyvenime. Pasibučiuoju. Kaip gražu. Tai kamerinė aplinka tokia. Finalitetas, uždarom šitą reikalą. Tai O- tu o niekas dar taip dvi- meiliai nepakviečia gimtadienį kaip Kroką. Meiliai. Meiliai. Meiliai, būtent O ką jis darė? Jau sustabdėte? Nežinau, Dar čia kas